Sveikinu prisijungus, kas prisijungėte prie šios transliacijos įrašo. Ačiū, kad esi, ačiū, kad dalyvauji šioje iniciatyvoje plėtoti taikos energiją mūsų krašte ir visam pasaulyje, nes viskas susiję, kada mes patys dirbame su savimi, su savo iššūkiais ir einame per savo vidinės transformacijas, bei tuo pačiu tą energiją taip sąmoningai, kaip per šitas meditacijas, plečiame į aplinką, tai neišvengiamai darome įtaką visiems. Ir taip, ir ta įtaka tikrai vyksta. Jinai vyksta po truputį, kaip yra posakis, ir lašas po lašo akmenį pratašo. Čia panašiai. Mes einame labai subtiliu būdu, subtiliu keliu, bet vėlgi tas subtilumas, ta subtili energija, jinai neišvengiamai veikia. Ir jinai iš tikrųjų veikia, kadangi jinai yra ta subtilesnė energija yra aukščiau už materiją, tai jinai veikia iš tikrųjų kaip materijos pokyčio pamatas. Tai ten galbūt užtrunka laiko, kol ta subtilė energija nuteka savomis vagomis, tačiau taip, tada jau tikrai tas pokytis yra toks fundamentalus. Mes lyg dirbame su tą tokia infrastruktūra kūrinijos ir mūsų pasaulio kolektyvinės sąmonės. Tai labai džiugu, kad tai vyksta. Štai beje mano naujas padukas labai gerai dabar atsispindi su labradoritu. Mylimosios Dalios Malonės pilnosios pagamintas. Kas nori panašaus paduko, tai kviečiu jungtis prie Malonės pilnoji. Facebook'e labai iš tikrųjų, kada pastoviai turiu sąlytį su šito paduku, su tuo kristalu, tai labai irgi sukuria tokį rezonansą, tokį lyg perkelimą į vėlgi tą tokią labiau magišką tikrovę, kur viskas atspindi daugiau tos magijos, daugiau tos dvasios. Tai labai faina, kai taip apsijungia. Ir tas toks dvasinis, magiškas pasaulis, tokiu kasdieniu, buitiniu pasauliu. Tai štai, tai dar truputį pakalbėsiu, kol čia mūsų daugiau susirinks. Dabar matau 3 akytės. Čia per telefoną dabar darau, praeitą kartą kažkaip ten labai užė kompas, tai aš nežinau, kaip čia pasidalinti. Bet taip pat labai kviečiu irgi visus, kam rezonuoja, dalintis šitom transliacijom, dalintis ir bendrai tai, kas jums rezonuoja savo aplinkoje. Tai matau Dalį, Ilona, Viktorija, tai labas. Ir vėlgi labas visiems, matau jau daugiau jungiasi žmonių. Džiugu. Ir taip, ir jau ateinantį trečiadienį aš planuoju pradėti savo internetinį kursą Tolygių palaimos keliu, kur vyks po 2 susitikimus, 2 grupinius susitikimus per savaitę ir čia jau susijungsime per pokalbių programėlę, tai galima bus balsu pabendrauti, užduoti savo rūpimus klausimus, spręsti aktualias temas. Vėlgi, su tais visais iššūkiais, su kuriais susidurėme, tai dažniausiai, kaip grupiai susirenka grupė,
tą kursą, tai visą laiką labai būna daug papildančių perspektyvų ir daugiau ar mažiau vis tiek einame panašiu pakilimo keliu. Tai labai kviečiu jungtis į tokią palaikymo grupę, kuri padeda išlikti tame palaimos kelyje, kuris yra mūsų tikrasis kelias, nes palaima ir yra ta vedanti rodiklė mūsų tikrojo darnos kelio. Ir iš tikrųjų visas gyvenimas tiek per pozityvę energiją, tiek per negatyvę energiją, kas irgi siejasi su atitinkamais įvykiais mūsų gyvenime, kodėl viskas vyksta taip, kaip vyksta, tai iš tikrųjų viskas yra irgi mūsų aukštesniojo aš vedimas, kuris per tas visas skirtingas energijas mums padeda susibalansuoti ir vėlgi eiti savo tikruoju širdies keliu, kuris yra palaimingas. Ir taip, ir visa esmė yra, kaip mes einame tuo keliu, kiek mes leidžiame savo mėgautis tuo keliu, nes vėlgi tai nėra apie kažkokio tikslo pasiekimą. Pagrindinis tikslas ir yra, kiek kokybės, tos meilės, pasimėgavimo, gerumo, taikos mes galime atnešti kiekvieną gyvą čia ir dabar akimirką. Kiek mes iš tikrųjų kokybiškai galime būti su tuo, kas tiesiogiai vyksta mūsų gyvenime. Tai čia yra ir aukščiausias laimėjimas, kada mes sugebame taip gyventi iš akimirkos į akimirką ir tuo pačiu tai natūraliai tiesia tą irgi kelią ir tiem visiems geriausiam rezultatam, kuriuos mes norime matyti pasaulyje. Nes mes būnam tas pokytis, tas gyvas pokytis, kurį norime matyti pasaulyje. Ir taip, ir kada mes išmoksime būti besąlygiškai ir viską įtraukti į tą vibraciją, kuri mums jaučiasi išties gerai, teisingai, tai tada aplinka neturi jokio kito pasirinkimo, kaip tik tais atspindėti tai. Nes mes renkamės tai matyti, mes renkamės tai atrasti, tai skleisti viskame. Ir taip, ir kuo toliau mes taip įkūnijame šitas universalias būsenas, kaip besąlyginė meilė, palaima, taika, tai tuo labiau mes prisitraukiame irgi tą aukštesnį aš, savo aukštesnėje dvasią, jinai gali tada pilniau įsikūnyti, susitikti mūsų širdyje. Mes pakeliame savo energiją, išgryniname savo meilę, per besąlyginę meilę ir tada mūsų širdis būna pasiruošusi priimti tą aukštesnę meilę, tą kosminę meilę. Ir kada mes tai darome savo, mes vėlgi tai taip pat darome visiems aplinkui. Čia irgi mes esame labai susiję šitame žemės kolektyve. Viskas rezonuoja tom pačiom dalelėm, tam pačiam laike, toj pačioj erdvėj, kuri yra to bendros kūrybos erdvė. Ir taip, ir padėdami savo mes padedame neišvengiamai visiems. Ir tas pokytis, kaip sakau, jisai užkulisėse vyksta pilnu pajėgumu. Gal iš išorės dar mes matome tos tokius sustabarėjusius paviršius, bet viduj ten viskas verda. Iš tikrųjų taip, kad ir koks žmogus atrodytų tvirtas ten savo, kad ir tose negatyviuose įsitikinimuose, pabaigoje dienos jisai vis tiek turi atsigulti į lovą ir susitikti su savim. Ir taip, ir dauguma žmonių ir patiria jau tą tamsiąją sielos naktį vadinamą. Tik tais jam kartais irgi pavyksta ją visaip dar prislopinti su visokiais malonumais ten ir taip toliau. Bet jo, tas procesas vyksta, tas pokytis tikrai vyksta. Ir irgi tie visi mūsų negatyvūs įsitikinimai, jie nėra kažkokie tokie labai fiksuoti daiktai. Tai iš tikrųjų yra pikseliai energijos. Arba kaip Lego kaladėlės, kurias galime sudėlioti į žodžius. Pavyzdžiui, žmonės yra blogi, žmonėmis negalima pasitikėti. Arba aš esu
nevertas, aš esu nepakankamas, aš esu nesaugus. Va, ir čia viskas, kas yra, tai tik tais iš tų Lego kaladėlių sukonstruoti žodžiai arba iš tų pikselių kuriami filmukai mūsų pasąmonėje, į kuriuos taip žmonės įsitraukia. Bet kuo daugiau mes šviesos kviečiame į šitą pasaulį, tuo labiau jinai sukuria plyšius tose filmukuose, tuo labiau tos kaladėlės tampa nestabilios ir taip, ir vis daugiau ir daugiau tų pačių žmonių, kurie atrodo patys negatyviausi pasaulyje, irgi tie aukštesnieji aš, kurie vis tiek lieka tame tyrume, jie vis tiek beldžiasi kitoj sienos pusėje, kaip aš rašiau čia vienam poste. Ir mes galime padėti jų tiems tyriesiams aspektams irgi ateiti ir sumažinti tuos negatyvius įsitikinimus ir tada paliesti jų širdis, jų esenciją su naujom tom tyrumo, meilės, atjautos, empatijos vibracijom. Tai tikrai tai vyksta ir kuo toliau, tuo labiau tai plėsis ir į paviršių ir po to jau bus vis mažiau ir mažiau, liks vis mažiau ir mažiau žmonių, kurie bus pasipriešinime tam. Dabar gal atrodo keista, čia kai mes susirenkam, atrodo, gali kai kam atrodo, kad čia mažuma mūsų, bet irgi jau yra vis daugiau ir daugiau tokių žmonių, kurie atveria savo širdis ir viską daro irgi per empatiją, per atjautą ir taip pat dirba su savimi, irgi kai kyla tie visi šešėliai vidiniai. Šitas pokytis aš jaučiu jau įvyko, tas toksai pasisukimo taškas jau įvyko po tų ankstesnių pasaulinių karų, kur jau tikrai kažkas pasikeitė žmonijos kolektyvinėje sąmonėje, bet vis tiek dar atgarsiai vyksta iki šiol, tačiau vis tiek jau dabar aš jaučiu, kad mes esame visai naujoj brandoj. Tai štai. Ir taip, ir kviečiu irgi apsupti save tais atspindžiais, kurie kelia. Nes dabar taip yra, kaip sakoma, prieš tą aušrą būna tamsiausia, tai irgi, kada mes žiūrime su tam tikru fokusu į tai, kas vyksta pasaulyje, tai gali atrodyti, kad viskas blogėja, sunkėja ir tada mes patys ant savęs persiimam tą sunkumą ir būna, matome ir socialiniai medijų žmonių, kurie dalinasi tuo sunkumu, kaip čia viskas blogai ir beviltiškai ir to priešiškumu. Tai irgi kviečiu permatyti tai ir jeigu jau matome tai tiesiog laiminkime tos žmonės. Ir prisiminkime, kad visada yra vėlgi aukštesnė perspektyva, kurioje iš tikrųjų viskas vyksta gerai. Ir mes esame irgi, kad prisidėtume prie to gėrio, o ne prie to sunkumo. Ir ne prie to pykčio. Tai visi tie dalykai trigerina šitos jausmus mumise, bet mes esame galingos dieviškos esybės, kurios gali visą tai transformuoti į lengvumą, vėlgi į palaimą, į meilę, gerumą, taip toliau. Dar ryškiau švytėti, dar labiau išsiskleisti, kaip lotusas iš purvo. Tai jaučiu tokią įžangą, kas prisijungėte, tas prisijungėte ir lengva pradėsime meditaciją. Labai irgi tokią efektyvią meditaciją, bet būtent pajausti tą besąlyginę meilę ir ją toliau puoselėti
savo kasdienybėje. Tai leiskim savo užsimerkti, giliai kvėpuoti. Pajauskime įtampas, kokios yra pas mus, ir tiesiog jas paleiskime. Masažuokime kartu su kvėpavimu. Dabar kaip giliai įkvepiame, vizualizuokime, kad įkvepiam daug energijos, iš viršaus ir apačios į savo pilvo sritį ir užlaikome kvėpavimą. Ir dabar jauskime, kaip pilvo srity užsidega mūsų vidinė ugnis, mūsų ta tokia grubiausia gyvybinė, seksualinė energiją, ir su iškvėpimu leiskime jai toliau liepsnoti, dar labiau išsiliepsnoti. O čia galime pajausti bendrai tą savo vidinę ugnį, kad ir kokioj formai pas ką jinai pasireiškia. Tai gali būti pas kažką gal irgi pyktis gal sukilo dėl kažkoks pasipriešinimas, pas kai kurios gal kažkokia nevaldoma aistra, impulsyvumas. Tai dabar pajauskime, kaip ta energija, vietoj to, kad jinai eitų kažkur į išorę, jinai yra viduje ir sušildo mus iš vidaus. Galbūt sudegina ir tuos pačius kažkokius įsitikinimus, dėl kurių tai kyla į išorę. Ir toliau taip kvėpuojam. Įkvepiam giliai, į pilvo sritį, užlaikom ir pajaučiam, kaip ten koncentruojasi, pabunda mūsų vidinė ugnis, pabunda mūsų gyvybinė energija kūne. Ir su iškvėpimu leidžiam tą energijai skleistis per visą kūną, aktyvuoti mūsų budrumą. Taip keletą kartų dar darom savarankiškai. Kai užlaikome orą, galima dar truputį patempti tarpuvietės raumenis, irgi, kad ta energija taip sukiltų iš apatinių čakrų. Ir jauskime su iškvėpimu, kaip ta liepsna, tos vidinės ugnies liepsna, dabar sušildo mūsų širdies čakrą, tokia aukštesnės formos ugnį, tai yra meilės, atjautos ugnis mūsų širdies čakroje. Galime ją vizualizuoti kitos spalvos, kaip tokią žalsvą arba rožinę. Pakvėpuokime dabar į širdies čakrą. Su įkvėpimu įsivaizduokime, kad iš visos aplinkos surenkame šviesos, tas fotoninės
daleles, užkrauname savo širdies čakrą, atgaiviname, pamatykime, kaip irgi ta meilės atjautos liepsna įsiliepsnoja ir su iškvėpimu išplėskime į visas puses šitą atjaučiančią, mylinčią energiją, švelniai su ją palieskime viską aplinkui. Tada su įkvėpimu vėl surinkam širdies sritį. Galima irgi truputį užlaikyti pilnai įkvėpus, pajaust kaip iš pačių gelmių pabunda ta mūsų besąlygiškai mylinti širdis, su iškvėpimu ta besąlyginė meilė tada sklinda per visą mūsų aplinką, paliečia visus žmonės ir jų širdis, gamtą taip pat. Ir dar kartą giliai įkvepiam. Pajaučiam savo tyrą meilę širdyje ir su iškvėpimu ją dalinamės. Taip kaip ir priimam besąlygiškai, taip ir duodam besąlygiškai. Ir tada pajauskime, kaip pabunda mūsų aukštesni centrai, kaip šita meilė širdyje pritraukia aukštesnę dangišką meilę, mūsų vėlgi tų aukštesnių sluoksnių sąmonę kartu su palaima. Ir šitą energiją, va, kaip tokia tyra balta šviesa, nužengia irgi dabar į mūsų širdį. Susijungia. Va, dabar tos energijos iš apačios ir viršaus mūsų širdyje. Dabar galime matyti va, dar tokia ryškesnė, baltas su violetiniais atspalviais ugnį savo širdies čakroje. Pajauskime tą tobulą balansą, tą tobulą taiką tarp priešybių, tarp to, kas yra žemiau ir aukščiau, kad visa tai susitinka vėlgi toje viską vienijančioje ir to didžiausiame grožyje atskleidžiančią meilę. Jauskime, kaip viskas sukasi į tai. Kaip galaktika aplink mūsų širdį, kuris surenka vėlgi viską, kas yra negatyvų, viską, kas yra pozityvų, neutralu, visus aspektus, visas emocijas, visas mintis, visus įvykius, ir viską traukia į tą centrą, kur viskas susitinka taikoje ir meilėje. Kur viskas įgauna vėlgi tą aukštesnę prasmę, kur atsiskleidžia tas visko integralumas, kai atskirai dalykai būna, galbūt mes nematome, kaip jie pasitarnauja, kuom jie geri, bet kada viskas sueina kartu, tada neišvengiamai tai kaip dėlionė susidėlioja į nuostabų paveikslėlį, kuris yra apie mūsų evoliuciją.
Dabar jausdami šitą spinduliavimą, šitą šilumą savo širdyje, matykime priešai save tuos žmonės, tas esybės, kurias labiausiai vertiname savo patyrime, kurios mums labiausiai rezonuoja, su kuriomis mes geriausiai jaučiamės. Su kuriais iš tikrųjų lengva atverti savo širdį ir mylėti besąlygiškai. Tai va, dabar matykime, kad į liniją sustoja va tokie žmonės iš mūsų patyrimo. Ir matykime, kaip jų širdis taip pat spinduliuoja tą pačią besąlyginę meilę, gerumu. Padėkokime jiems už jų atspindį. Ir tada matykime, kaip mūsų širdies aura išsiplečia ir apgaubia juos visus, lyg apkabina. Vėlgi paliečia tas pačias širdis ir jos tada dar ryškiau įsiliepsnoja, užpildo visą jų kūną gyvybę atnaujintą ir atnaujinančią. Matykime, kaip visi šitie žmonės spinduliuoja, dar ryškiau, kaip jie yra pilnai užpildyti, dieviška šviesa, taika, meilė. Sveikata. Ir tame atspindyje taip pat ir mes. Ir dabar sugrąžinkime vėlgi šitą aurą, skoncentruokime ją ties savo širdim. Ir tada dabar leiskime pasitraukti šitiem žmonėms į antrą planą ir dabar į pirmą planą pasikvieskime tuos žmonės, kurie jaučiasi neutraliai, su kuriais mes turime neutralų santykį savo patyrime. Galbūt su tokiais žmonėms, su kuriais mes per daug nesigilinam į dalykus, tiesiog turime kažkokį praktišką ryšį. Tai pasikvieskime dabar, matykime tos žmonės, kurie mums atspindi neutralų santykį. Ir lygiai tą patį dabar kartojame su jais. Matykime jų širdis, tai irgi turi tą pačią širdį, tą patį tyrumą savyje. Ir mes išplečiame savo širdies aurą ir apgaubiame juos. Ir kvėpuojame kartu kaip vienas su jais, taip įkvėpdami vieni kitų širdis, empatiją, gerumą. Jauskime jiems dėkingumą irgi už jų paslaugas mūsų patyrime. Už jų atspindžius. Ir matykime juos irgi, kaip jie užsipildo šitą meilę, šito įvertinimu ir visapusišką gerovę. Ir jauskime, kaip irgi mes spinduliuojame kartu su jais. Tyroje dieviškoje šviesoje. Ir išties esame tas pats Dievas, patiriantis save per šitas skirtingas roles, pasitarnaujantis pats savo. Ir dabar vėlgi sutraukime savo šviesą, pakvėpuokime truputį dar į savo širdį, susikoncentruokime vėlgi į savo
centrą dabar ir leiskime irgi tiem neutraliem žmonėm pasitraukti. Ir dabar į pirmą planą pasikviečiam tuos žmonės, su kuriais galbūt turime negatyvų santykį, arba bent jau jis taip jaučiasi. Čia yra beribis spektras to negatyvumo. Tai pajauskime, tiesiog kas pas mus iškyla, kokie žmonės mums iškyla, su kuriais galbūt mes nenorėtume iš viso susitikti, su kuriais mes dar jaučiame kažkokias nuoskaudas, kuriem jaučiam kažkokį pasipriešinimą. Kažkokį teisimą, iš vienos ar kitos pusės. Tai dabar drąsiai pasikvieskime ir šituos žmonės į savo meditaciją, į šitą šventą erdvę. Ir išvelkime taip pat juose, vėlgi tą pačią, tyrą, mylinčią širdį. Net jeigu jinai nėra akivaizdi jiems patiems ir jie negali to sąmoningai ištransliuoti. Vis tiek matykime, kad nepaisant to, vis tiek tas gerumas, tas tyrumas slypi juose ir anksčiau ar vėliau jisai išsiskleis. Vėlgi taip kaip išsiskleidžia lotusas iš gelmių ežero. Ir mes laiminame tą potencialą juose. Ir mes dėkojame už jų irgi atspindį, kuris mums irgi iškelia mūsų šešėlius, mūsų silpnybės. Tai padėkokime jiems kaip tokiems mokytojams. Ir vėlgi apgaubkime juos su savo besąlygiškai mylinčią energiją. Vietoj to, kad nuo jų taip energetiškai nuolat bėgtume arba su jais nuolat kovotume, tai šitas niekada nieko neišsprendžia. Tik tai skuria dar daugiau įtampos. Tai iš tikrųjų, kad išlyginti tą energiją mes atvirkščiai turime eiti į juos su pilna drąsa ir meilė ir joje juos apkabinti, priimti pilnai, jų pilnumoje, vėlgi matant tą viską vienijančią širdį juose, kur viskas susitinka, kur mes susiliejame į vienį ir nebelieka prieštarų. Tai štai pajauskime šitą integraciją, pasiūskime širdingiausių laiminimų šitai grupiai žmonių ir sugrąžinkime vėlgi savo širdies aurą, sutraukime ją aplink save ir taip pat leiskime pasitraukti ir šitiems žmonėms. Dabar tegul visi būna antram plane. Tačiau jauskime dabar, kad mes išgryniname savo meilę, kad dabar šita trejybė gyvuoja, vibruoja mūsų širdies čakroje, mūsų fizinėje širdyje, taip pat pulsuoja. Ir tas natūraliai formuoja atitinkamą mūsų santykį su šitom skirtingom santykių dinamikom, kada tai pasireiškia mūsų tiesioginėje įvykių sekoje, kada mes tai žmonėms susitinkame
Tai štai jauskime jau šitą atnaujintą santykį su jais. Jauskime tą širdies vedimą ir tą giluminį matymą, kada sąveikaujame su tais visais skirtingais žmonėm. Ir taip, ir širdis ir besąlyginė meilė talpina visą reikiamą išmintį, visą reikiamą vedimą. Vėlgi, besąlygiškai mylėti kitą, tai nereiškia, vat irgi, kad leistis kažkaip išnaudojamam to kito, vat, ar būti kažkokioj toksiškoj dinamikoj su kitu, vien dėl to, kad tu besąlygiškai myli, bet ne, tai atvirkščiai. Gali ir pastatyti atitinkamas ribas, bet irgi be jokio pykčio, o atvirkščiai su giliausia atjauta ir giliausiais geriausiais linkėjimais. Bet būtent tas aiškiausias vedimas, kas geriausiai tarnauja ir yra jaučiamas toje besąlyginėje meilėje ir visko pripažinime, visko leidime. Viskas, kas pasireiškia, turi teisę būti, tam yra duotas leidimas ir tai neišvengiamai dalyvauja vėlgi mūsų bendroje evoliucijoje. Ir vedantis kraštas yra vėlgi, ką mes darome su tuo, kas įvyksta. Pajauskime dabar šitą vedančią energiją, kuri tiesiog spinduliuoja iš mūsų širdies, iš mūsų vidinės taikos. Pajauskime tą vidinę taiką kaip savo pagrindinę būseną, į kurią visada sugrįžtame. Kurios visada esame verti. Kuri sako, jog viskas yra ok ir ką nori daryti dabar. Ką nori kurti dabar. Kai viskas yra ok, viskas yra taikoj, tai yra tikrovės pamatas, ką nori ant jo dabar statyti. Ir dabar įsivaizduokime, kad mes ir kuriame tą naują pasaulį, mes jį svajojame, užkrauname su savo vidinė aistra, su savo mylinčia širdim, su savo aukštesnė išmintim ir palaima. Tai matykime vėlgi, kaip šitos energijos, kaip skirtingos spalvos susitinka kartu ir kuria tai atspindinti pasaulį. Atskleidžia šitą pasaulį. Kada spinduliuojame besąlygiškai tuo, tai vėlgi pasaulis pradeda natūraliai tai atspindėti. Ir matykime tai visų pirma savo vidiniu matymu. Atverkime savo vaizduotę, savo kūrybingumą, žaismingumą ir tegul tai atsiskleidžia kiekvienam iš mūsų individualiai. Ir iš ties pajauskime, kad tai vyksta ant tvirto taikos pamato, kuris visada yra viso patyrimo pamatas. Patyrimo šerdyje visada yra tobula taika, kad ir koks tas patyrimas bebūtų. Tai taika nėra būtinai kažkokių stresinių situacijų vengimas arba karo pabaiga, bet vėlgi kažkoks rezultatas, kuris turi būti pasiektas ateityje, užpildant tam tikras sąlygas, bet verčiau matykime, kad taika tai yra pamatas ir tikrovė, kuri yra anapus
karo, anapus visų konfliktų ir kančios. Įsivaizduokime tai. Kurkime tai. Nes šitas pasaulis yra mūsų bendrai sapnuojamas sapnas. Tad pakeiskime fokusą. Jauskime, kaip tame viskas sulėtėja, kaip tame pasaulyje mes giliau ir maloningiau kvėpuojame, kaip ramiau plaka mūsų širdis, kaip mes sugebame išties vertinti tą gyvą akimirką, visą grožį, visą meilę joje. Ir tame vidinėme sulėtėjime, šitame sąmoningame sąlytyje su vidinė taika mes galime pamatyti irgi, kad tuo pačiu metu lyg viskas pagyvėja, lyg viskas pagreitėja. Tai yra paradokso galia. Nes kuo labiau mes patys viduje sulėtėjame, sustojame, tuo labiau matome, ant kiek viskas tobulai, sklandžiai teka gyvenime, pasaulyje. Kaip viskas nepriekaištingai veikia, tobuloje sinchronizacijoje su viskuo. Kaip stebuklingai pasaulis persikuria išties kaip sapne. Viskas atsistato. Ir ekosistema, gamta, ir žmonių vidiniai pasauliai, vidinė gamta išsivalo. Ateina daug atnaujinimų. Ir viskas yra švenčiama. Iš akimirkos į akimirką. Viskas yra patiriama kaip taikos ir meilės šventė. Šitos neįkainojamos gyvenimo dovanos šventė. Nes mes jau atpažįstame tą beformę, besąlyginę meilę, kuri yra kaip erdvė, kurios anksčiau net pažindavome ir dėl to susikurdavome visas komplikuotas, sąlygotas meilės, kuri kartu eina, vat irgi su savo neigiamom priešybėm patirtis. Dabar mes bundame tos meilės besąlygiškume, kuri liudija pats mūsų egzistavimas, pats mūsų buvimas. Ir mes dabar atpažįstame tai, kas yra artimiausia, ką anksčiau pražiopsodavome, šitą
buvimo spinduliavimą, kuriame randamės, šitą buvimo pilnatvę, kurioje gyvuojame. Ir tai rodo besąlyginės meilės buvimą, kuriuo mes visada dalinamės. Ir kada esame apie tai sąmoningi, tada taip, natūraliai atsiranda taika, pagarba, atjauta, gerumas mūsų tarpusavio santykiuose. Nes mes nebereikalaujame to vieni iš kitų arba iš situacijų. Mes tiesiog tai priimame. Iš tyros erdvės, iš tyro įkvėpimo ir tada savo unikaliu būdu ir savo širdies vedimą tuo dalinamės. Irgi besąlygiškai, be lūkesčių, be reikalavimų ir tiesiog stebime, kaip viskas vėlgi stebuklingai skleidžiasi. Ir kaip mes žaismingai, kūrybingai viską panaudojame. Vedami palaimos. Vedami taikos. Kartu giliai įkvėpkime, iškvėpkime, leiskime šitai meditacijos energijai susigerti į kiekvieną mūsų ląstelį, kiekvieną mūsų atomą, kuris taip pat atspindi tą priešybių vienybę, kaip yra neutronas, protonas, elektronas. Tai matykime, kad mes esame sudaryti iš tos meilės. Viskas yra sudaryta iš meilės. Dabar šitas atpažinimas persmelkia visą mūsų protą ir daro atitinkamus pokyčius. Kad viską matytume šioje meilės trejybėje ir besąlyginės meilės sferoje. Tegul tai veikia kaip antena mūsų kūne, kuri pritraukia vis daugiau ir daugiau atnaujinimų iš aukščiau. Ir dabar galime palengva atsimerkti. Galima sutrinti delnus, pasimasažuoti veidą, kūną. Sugrįžtam šiek tiek į fizinius pojūčius. Ir ačiū labai šią bendrą kūrybą. Ir dar prieš užbaigiant šitą transliaciją tiesiog noriu paminėti, šiandien irgi pasidalinau informacijos skiltyje, kad yra renkami parašai už mūsų miškų išsaugojimą. Dabar vyksta ten tokia irgi neteisybė, kad kažkokie žmonės nori
kurie atsakingi už miškus, nori parduoti medieną ir sumažinti pasižadėtą tą išsaugojimo miškų kiekį, tai dabar labai aktyviai yra renkami parašai, tai čia tikrai jaučiasi kaip rimtas dalykas ir jo yra jau labai daug parašų surinkta, tai kas dar nepasirašėte, tai kviečiu būtinai pasirašyti. Ir va šitaip vėlgi energetiškai prisidėti prie to pasaulio, kuriame yra daugiau gyvos, palaimingos gamtos. Ir vėlgi, ir kada matome, tos žmonės, kurie nori ten tokius nesąmoningus dalykus daryti, tai irgi aš kviečiu nesiųsti jiems kažkokių ten irgi prakeikimų, bet atvirkščiai siųsti daugiau laiminimo, siekti pažadinti jų širdis. Ir galbūt taip išimti kažką, ko yra perteklius, nes dažnai pas tos žmonės būna perteklius to godumo, nepasitikėjimo, baimių, nepykantos ir taip toliau. Tai irgi, kada darome šitas meditacijas, kaip darėme su širdim, palaiminti tuos visus žmonės, tai matykime, kokių tų negatyvių energijų yra disbalansas, perteklius ir tiesiog patraukime tas energijas, tą šviesą lyg nušluokime tas energijas ir dėkime daugiau irgi to gerumo, tyrumo, jautrumo tiem žmonėm, nes taip, tai nėra prieš jų valią, tai iš tikrųjų yra kartu su jų aukštesniųjų aš valia. Tai mes dirbame kartu su tais aspektais, tais tikraisiais žmonių aspektais, o ne jų personaliniam kaukiam su visokiausiais vėlgi keišiausiais įsitikinimais. Ir taip, ir tikrai kviečiu daryti šitą pratimą, nebūtinai visą šitą meditaciją, kurią aš pravedžiau, bet bent jau šitą pratimą, kad sukelti šiek tiek savo gyvybinę energiją, tą savo vidinę ugnį, nukreipti į širdį, pasikviesti aukštesnę energiją į širdį, pajaus, kaip tos dvi energijos susitinka, mūsų dvasinis, gyvulinis pradas susitinka širdyje, šiek tiek pakvėpuokime, išplėskime tą savo širdies aurą ir tada pasiūskime tų palaiminimų visom šitom 3 kategorijom žmonių arba santykių, kurie gali jaustis kaip pozityvus, neutralus ir negatyvus. Tai jeigu kasdien tai darysime, kad ir po 5 minutės tam skirsime, tai pamatysite iš tikrųjų, kaip pradės keistis irgi jūsų ir savijauta, ir jūsų elgsena, ir tas pats santykis su tais kitais žmonėm, ir kaip dar ilgiau tai darant, pradėsite matyti, kaip ir tie patys visi aplinkiniai žmonės ima keistis, ir vėlgi visa šita bendros kūrybos tikrovė pradės jaustis vis labiau ir labiau sklandžiai, palaimingai, lyg sutepta palaima, viskas taip sklandžiai pradės suktis, rutuliotis. Tai štai. Tai imkimės iniciatyvos kiekvienas individualiai. Nelaukime tik tais šitų mano vedamų meditacijų, kad tai būtų proga tai daryti. Ir vėlgi, ir taip pat kviečiu į savo artėjantį kursą, tai irgi nuorodą pasidalinau, informaciją skiltyje, taip pat ačiū už jūsų palaikymą, irgi kas jaučiate, kaip noris tokiom formom atsidėkoti, tai aš irgi pasidalinau, kaip jūs galite tai padaryti ir taip, labai vertinu, tas labai įkvepia ir taip, ir iki sekančio susitikimo laimingai.